Sveiki! Šį kartą laida Gyvenimo būdas kviečia iš arčiau susipažinti su alytiške, kuri vos po 4 mėnesių treniruočių sugebėjo pelnyti vieną aukščiausių įvertinimų sporto srityje. Rūta Karkauskaitė neseniai Prienuose vykusiose Baltijos šalių fitneso ir kultūrizmo varžybose Miss Shape kategorijoje tapo antrosios vietos nugalėtoja. Kuo sužavėjo nuo vaikystės sportiška Rūta fitnesas bei kokių pastangų reikalauja tobulos kūno linijos. Kviečiame žiūrėti. 26 metų alytiškė Rūta Karkauskaitė dar prieš pusmetį net nebūtų pagalvojusi, jo galės džiaugtis vicečempionės titulu. Nors Rūta dar galima vadinti pradedančiąją fitneso sportininkę, ji jau spėjo pasiekti aukštą rezultatą šios sporto šakos varžybose, kurios jaunai sportininkai buvo pirmosios. Gegužės mėnesio pabaigoje Prienuose įvyko Baltijos šalių fitneso ir kultūrizmo varžybos. Jose sėkmingai debiutavo ir Rūta. Miss Shape kategorijoje mergina pelnė vicečempionės titulą. Tiesa, tokį aukštą įvertinimą pelnyti alytiškiai pavyko vos per kelis mėnesius. Svarbioms varžyboms Rūta Karkauskaitė ruoštis pradėjo tik šių metų pradžioje. Fitnesu kaip sporto šaka, o ne tuo sveikatingumo fitnesu, kur moterys sporto klube užsiiminėja, susižavėjau tuo met, kai mano aplinkoje, mano sporto draugės sudalyvavo varžybose, pamačius jų nuotraukas, su specialia apranga, su gražiu makijažu, su grimu, su begalinė šypsena. Norėjau pati patirti tai ir turėti asmeninėme archyve tokių pat nuotraukų. Ir tai ir buvo mano toks užsikabinimas, mano pati pradžia. Tik tai galbūt nebuvo to paskatinimo, kas galėtų iš pašalies, kad galėtų paruošti, kas galėtų padėti. Bet šių metų pradžioje mūsų klubo pastate pirmame aukšte atsidarė maisto sportui papildų parduotuvė, kuriame dirbo NAC federacijos jaunimo kultūrizmo čempionas Gedvydas Norkevičius, kuris ir tapo mano treneriu, mano žinių ir metodikų perteikėjas. Tuomet ir prasidėjo mano šio sporto pradžia. Rūta Karkauskaitė pasakoja, jog sportiška ji buvo nuo pat vaikystės. 7-metė jau šoko sportinius šokius, o suaugusi nusprendusi ir mokslus susijęti su sportu Lietuvos sporto universitete baigė sportinės aerobikos ir fitneso studijas. Vėliau įstojo į magistrantūros studijas ir įgijo sporto edukologijos specializaciją. Baigusi mokslus, Rūta grįžo į gimtąjį miestą, kur jau ne vienerius metus dirba aerobikos trenerė sporto ir sveikatingumo klube Šaulė. Sportiška buvau aš jau nuo 7 metukų, pradėjau šokti sportinius šokius, mane tėveliai nuvedė, tai sportas mano gyvenime kaip ir nuo tų 7 metų ir prasidėjo. Toliau įstojau į Kūno kultūros akademiją, ten studijavau sportinę aerobiką ir fitnesą. Vėliau, pabaigus bakalauro studijas, įstojau į magistratūros studijas, ten pabaigiau sporto edukologijos specializaciją. Na ir tuomet, grįžus į savo gimtąjį miestą Alytų, pradėjau dirbti aerobikos trenerę, vėliau šokio mokytoja. Na ir mano fizinė veikla nuo mažens iki šių dienų kaip ir tokia ir yra. Rūta pasakoja, jog apsispręsti pradėti intensyviai treniruotis tam, kad paruoštų savo kūną fitneso varžyboms, nebuvo sunku. Juo labiau naujokę sportininkę palaikė ir paskatino jos treneris Gedvydas Norkevičius. Sportininkas tituluojamas kylančia kultūrizmo žvaigžde. Ruoštis varžyboms nebuvo sunku nei fiziškai, nei emociškai, ryškėjantys rezultatai tik skatino eiti pirmyn, prisimena Rūta. Būtent mano pirmi pokalbiai su mano treneriu, mano motyvacija, pamatęs mano kūną, pasakė, kad aš tikrai galiu sudalyvauti tose varžybose. Tai nei vienos dienos, nei vienos akimirkos nesubėjau savo apsisprendimu dalyvauti varžybose. Ir nebuvo nei fizinių, nei emocinių išsekimo duobių.
pamačius pirmus rezultatus ant savo kūno, norėjau dar geriau ir dar toliau eiti, siekti, daryti. Taip kad pirmas pagrindinis dalykas, kuris pamačius ant savo kūno pirmą rezultatą, toliau stumia eiti ir daryti. Geras rezultatas turi parodyti ir išryškinti proporcingas kūno formas. Tai negali būti viršutinė kūno dalis ar anaiptol apatinė kūno dalis didesnė. Būtent tas proporcingumas ir turi būti ryškus raumenukas užaugintas. Besiruošiant varžyboms 4 mėnesius, Rūta praleido sporto salėje, treniruodamasi 5-6 kartus per savaitę po 3 valandas. Fitneso naujokiai kardinaliai teko pakeisti ir mitybos įpročius. Kaip žinia, fitneso sportininkų rezultatams didelę įtaką daro mityba, tad tenka gerai apskaičiuoti, ką ir kiek reikia valgyti. Pagrindiniu maistu Rūtai tapo virta vištienos krūtinėlė, ryžiai, daržovės. Nors taip maitintis beveik pusę metų dažnam būtų kančia, Rūtai buvo priešingai. Jo, rezultatą, kad pamatyti, reikėjo didelį indėlį įdėti prie bendro mano būdo, prie mano dienotvarkės, kuomet dirbau aerobikos klube, vedžiau aerobikos treniruotės, dirbau mokykloje šokių mokytoja, prisidėjo kasdieninės treniruotės treniruoklių salėje. Treniruotė vykdavo 2-3 valandas, 5-6 kartus per savaitę. Pasikeitė kardinaliai mano mityba, kai anksčiau valgydavau viską varžybinių laikotarpių visus 4 mėnesius ir tuo pačiu varžybiniu periodu. Pagrindinis mano maistas buvo virta vištienos krūtinėlė, ryžiai ir daržovės. Paskanauti desertas mano buvo saujelė riešutų ir bananas. Bet daug kas pasakytų, jog tai grynas savęs kankinimas. Ne, tai yra didelė, labai skani porcija, kurią aš valgiau 3 kartus per dieną. Mano pusryčiai buvo avižos paskanintos džiovintais vaisiais. Ne, tai kaip tik labai skanu ir aš jau praėjus varžybas ir varžybinį laikotarpį aš toliau tęsiu savo mitybą, nes man tiesiog yra skanu, sveika, švarus maistas būtent ir lemia prie to pasisekimo, prie rezultatų artėjimo, ko tu sieki. Na, mano atveju aš gyvenu su tėvais ir kiekvieną kartą tiek mama gamina maistą ir būna keptos vištos ir karbonadai ir visa kita, kvapą visą laiką užuodžiu, pradžioj buvo sunku atsispirti, bet paskui tiesiog, kaip ir minėjau, mano didelė ir skani porcija nurungė visus keptus maistus, tai vat būtent visi šeimos nariai valgė kaip ir įprastai, o aš savo maistuką. Ir nebuvo sunkumų, nebuvo kvapų, prieš varžybas kaip tik, kada mano porcijos dar buvo sumažintos labiau. Aš kaip tik norėjau ir net pati gaminau maistą savo šeimos nariams ir norėjau, kad jie būtų pavalgę, nu, aš tiesiog prie savo maisto. Tai vat nesukėlė man sunkumų jokių. Griežtas sporto ir mitybos režimas Rūtos nei kiek nevargina, nors sportininkė neslėpia, jog būta ir silpnumo akimirkų, kurios tiesa greitai praeina. Ne, būtent man apie savo pavyzdį galiu pasakyti, kad tikrai neslėgė ir būtent, kaip ir minėjau, kad pirmas rezultatas pamatytas ant savo kūno tik tai stumia eiti pirmyn. Na, neslėpiu, silpnų minučių buvo, bet noras nenuvilti trenerio, artimųjų, palaikymo komandos, tinkamai atstovauti savo gimtąjį miestą Alytų, savo klubą, tas suteikė jėgų, pasitikėjimo savimi, nes tikėjau, ką darau ir tikėjo ir tiki visi aplinkiniai, ką aš darau, būtent stumia eiti pirmyn. Na, o su išlaikymu kūno formų, tai būtent yra 2 pagrindiniai dalykai.
nebūtinai besiruošiant varžybėms, bet ir visoms moteriams ar visiems žmonėms. Tai bet du pagrindiniai dalykai, kurie yra, tai mityba ir fizinis aktyvumas. Atsisakymas daugeliu įprastų gyvenimo malonumų, griežtai suplanuotas gyvenimo būdas, intensyvios fizinės treniruotės tampa malonumu, kuomet pasiekiamas aukštas rezultatas sporto arenoje. Kaip kad pasisekė ir Rūtai Prienuose vykusiame fitneso ir kultūrizmo čempionate. Tiesa, sportininkė įsitikinusi, jog prie sėkmės prisidėjo ir didelis palaikymas. Paskutinėse varžybose sekėsi labai puikiai. Buvau įvertinta tikrai labai aukštų įvertinimų, buvau antra, visi vadino vicečempionė, nors tas titulas man dar yra nepriprantamas ir labai keistai skamba. Paskutinės varžybos vyko Prienuose, visai netoli nuo mūsų miesto, tad labiausiai, kas mane sužavėjo, mano palaikymo komanda, kuri yra labai svarbi šitam sporte. Tai vat būtent, kad užlipus ant scenos, kad nenuvilčiau savo palaikymo komandos, pasitikėjimas savim buvo pats aukščiausias, pats geriausias. Tai vat būtent varžybos svarbios buvo tuo, kad mane atvažiavo palaikyti daugiausiai, kiek buvo dalyvių. Tai vat net tokia išskirtinė galimybė galėjo mano palaikymo komanda užlipti ant scenos, mane pasveikinti, apsikabinti, nusifotografuoti. Rūta pabrėžė, jog savo kūną ištreniravo be cheminių papildų. Man tai pavyko nenaudojant steroidų, džiaugiasi sportininkė. Trenerio rekomendacijoms, kad kūnas greičiau atsistatytų po fizinio krūvio, kad formuotųsi raumenukai, naudojau maisto papildus. Tie maisto papildai buvo mikroelementai, multivitaminai, baltyminis kokteilis, L-karnitinas, tas mūsų riebalų degintojas. Na ir viskas, iš tikrųjų jokio papildomo cheminio preparato nieko nebuvo. Labai džiaugiuosi, kad be steroidų galėjau ir pasiekiau rezultatą tikrai puikų. Tai vat būtent mano tie papildai ir buvo L-karnitinas, riebalų degintojas, baltyminis kokteilis, kad atsistatytų raumenukas po fizinio krūvio, mikroelementai, multivitaminai, kad tiesiog palaikyti bendrą fizinę formą, kad neišsektų, kad smegenys būtų papildyti, kad nebūtų raumenų tempimo, mėšlungių. Aš manau, kad saugus yra ir nebūtinai ruošiantis varžybom, nebūtinai sportuojantis žmogus turėtų tai naudoti, nes tai papildo, su maistu mes negaunam tiek vertingų medžiagų, tai vat tas naudojimas tiek pačio kalcio, magnio tikrai yra reikalingas bet kokio amžiaus ir bet kokios fizinės formos žmogui. Miss Shape kategorijos sportininkės turi pasižymėti moteriškumu ir sportišku kūnu. Didelė raumeninga masė ir gili raumenų separacija šioje kategorijoje nereikalinga. Tiesa, fitneso varžybose besivaržančios moterys ir merginos dažnai primena gražuolių konkursų dalyvės, mat be kūno proporcijų, raumenų demonstravimo fitneso sportininkės turi ir nepriekaištingai atrodyti. Teisėjai yra 9, aš ten tiksliai negaliu pasakyti, pagal ką yra vertinamos, tiesiog kūno proporcijos, grakštumas, moteriškumas, elegantai, aišku, raumenukų atskleidimas ir parodimas jų. Ne vien tik tai svarbu juos turėti, bet būtent ir parodyti, kad, kad aš juos išryškinau ir kad galiu perteikti įtempdami atitinkamai tuos raumenukus. Tų reikalavimų niekas nepasakė, aš galiu ant scenos užlipti ir visiškai be grimo, visiškai be makiažo, be šukuosenos, tiesiog turėti geras kūno linijas. Bet kiekviena iš mūsų ir ne vien tik tai merginos, bet ir vyrai nori atrodyti geriausiai. Tad tepamės specialiu grimu, kad dar daugiau išryškinti tą raumenuką, parodyti, kad jisai sužvilgėtų.
Tai vat būtent yra tepamas grimu, darom kuo geriausią, kuo gražiausią makiažą, šukuoseną, renkamės savo nuožiūrą pačią geriausią aprangą, avalynę, kad kuo labiau patrauktum akį teisėją. Rūta pasakoja konkurencijos varžybose nepastebėjusi. Kiekviena sportininkė ruošiasi varžyboms individualiai, o jų metu nebūna laiko nė pabendrauti. Kadangi mes ruošimės individualiai, tai to bendravimo kaip ir nelabai buvo. Daugiau pačios susipažino viena su kitom tik tai per varžybas. Tai vat būtent varžybų metu net nebuvo laiko nei pabendrauti, nes kiekviena užsiėmė su savimi, kiekviena turėjo pasiruošti savo aprangą, savo makiažą, savo grimą, šukuoseną. Tai vat būtent to bendravimo nelabai ir buvo, nesijautė tos konkurencijos. Nes tiesiog kiekviena dirbo su savimi, buvo svarbus nusiteikimas, darbas su savim, kaip aš išeisiu, kaip aš padarysiu, kaip aš atrodysiu. Itin sportiškų kūno linijų alytiškė neslėpė, jog sulaukia susidomėjusių žvilgsnių ir praeivių dėmesio, ypatingai šiltuoju metų laiku, kuomet vasariška apranga nepaslėpė treniruoto jaunos moters kūno. Išskirtinės išvaizdos alytiškė krypsta ne tik vyrų, bet ir moterų akys. Kadangi Alytuje galbūt šiek tiek trūksta šios sporto šakos, ypatingai merginų, tai šiltajam sezonui jo pasijautė komentarai, pasijautė žvilgsniai, kad kaip čia atrodo, kaip čia rankytės, kaip čia kojos kokios tvirtos. Gal galiu čia aišku iš savų merginų sportuojančios mūsų klube. Gal galiu paliesti, kaip čia kieta, kaip čia ryšku, kaip gražu. Aišku, buvo ir kitokių nuomonių. Galbūt vieniem atrodo, kad tai jau eina į vyriškumą ir kad tas išryškintas raumenukas daugiau tinka tik vyram. Bet daugiau sulaukiu palaikymo negu kritikos. Rūta pasakoja, jog jos pasirinkimas privertė sportinę prasme pasitempti ir jos draugą, kuris nors pradžioje ir abejojo Rūtos pasiryžimu tapti fitneso sportininkė, tačiau vėliau nuomonę pakeitė. Turiu draugą, kuriam galbūt pradžioje ši mintis sukėlė abejonių, kažkokių pamastymų, bet pamatė mano tvirtą požiūrį, tvirtą nuomonę dalyvauti varžybose, kad tai bus reikalinga mano kaip trenerės, kaip mokytojos darbe, kad savo patarimus galėsiu duoti kitiems, mane palaikė ir stūmė eiti tik pirmyn. Tai vat būtent pamatęs mano rezultatus, mano norą sportuoti, pats labiau įsitraukė į tą sportinę veiklą. Nekartą tenka išgirsti nuomonių, jog itin išryškinti raumenys atrodo nemoteriškai. Rūta nepritarė tokiam požiūriui ir teigia priešingai. O moterims ir merginoms, norinčioms turėti gražias kūno linijas, alytiškė patarė nepamiršti fizinio aktyvumo. Nepritariu nuomoniai, kad moterys būtent Miss Shape kategorijoje nėra moteriškos. Anaiptol ten formuojamos proporcingos kūno formos. Būtent aš šio sporto dėka išmokau elegancijos, grakštumo, vaikščiojimo aukštakulniais, laikysenos ant scenos. Nuomonių yra kaip ir kiekviename dalyke skirtingų. Vieniems gražu, kitiems ne. Vieniems patinka standus kūnas, kitiems minkštas kūnas. Vieni galvoja, kad tai vargina, kad tai visai nereikalinga, kiti žavėsi. Būtent aš daugiau sulaukiau palaikymo negu kritikos. Dažna moteris dejuoja, kad aš noriu būti graži, noriu būti liekna, noriu turėti standų kūną, noriu jaustis gerai, bet nieko nedarau. Tai vat būtent mano patarimas būtų toks, kad į savo dienotvarkę įtraukime fizinį aktyvumą, vaikščiojimą, važinėjimą dviračiu, mankštelę, sportavimą.
Paklausta, ar kiekviena moteris gali tapti fitneso sportininkė, Rūta sako, jog pirmiausiai reikia tvirto pasiryžimo ir valios. Na, iš kiekvienos tikrai rezultato gero tikėtis, bet jeigu moteris turi tvirtą savo pasiryžimą, kad aš galiu, kad aš noriu, turi stiprią valią, kurios šioje sporto šakoje reikia labai daug ir labai stiprios, tai kodėlgi ne, pabandyti gali visos ir manau, kad su savo stipriu užsibrėžimu, su noru, su stipria valia gali būti pasiektas aukščiausias rezultatas. Tai vat būtent labiausiai reikia išugdytos valios daryti tai, kas tau patinka, eiti į sporto salę su užsidegimu, su malonumu. Jeigu eisim ten tik tai, kad reikia, na, ką žino, rezultatas bus tikrai geras. Bet kada yra noras, kada tikslas, kada motyvacija pasiekti savo užsibrėžtą tikslą, būtent antras pagrindinis dalykas yra mityba, valia, nevalgyti tai, ką valgo visi aplinkiniai, visur su savim nešiotis dėžutės savo maistuko, nes atėjo tam tikra valanda ir aš turiu pavalgyti. Nesvarbu, kad aš būsiu kine ar aš būsiu mieste, aš turiu tam tikrą valandą, tam tikrą kiekį suvalgyti savo maisto. Rūta Karkauskaitė atvira, didžiąją jos gyvenimo dalį užima sportas, kuris taip pat yra ir didžiausias alytiškės pomėgis, skatinantis ją siekti užsibrėžtų tikslų. Nu, gyvenimo būdas yra, labai džiaugiuosi juo. Sportuoju, namie visą laisvalaikį, kompensuoju tas dienas, kada manęs nebūna, kompensuoju šeimai, artimiesiems draugams. Na ir gyvenimo būdas susijęs su sportu. Pomėgiams šiuo metu laiko nelabai galiu skirti, tai vat būtent visas mano laisvas laikas yra skiriamas šeimai, draugams, artimiesiems. Sportiniai tikslai yra pasiekti šioje sporto šakoje patį aukščiausią rezultatą, pačią aukščiausią vietą. Noriu įrodyti savo, kad aš tikrai galiu. Noriu įrodyti kitiems, savo palaikymo komandai, savo palaikymo grupiai ir visiems, kurie mane palaikė, kad aš tikrai galiu ir kad aš tikrai pasieksiu. Sportinis azartas, sportuoju ir noriu dar, pasiekiu tikslą ir pasiekiau tikrai įvertinimą labai gerą ir labai aukštą, bet norisi dar aukščiau, norisi dar geriau ir bus gerai. Tiek šį kartą, ką norėjome parodyti laidoje Gyvenimo būdas. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo.